Gustė. Neužilgo į šią sceną išeis grupė, apie kurią net galiu mažą istoriją papasakoti. Pirmą kartą aš juos išvydau 87 metais Vilniuje, kai pats buvau mažas ir iš karto tapau jų fano numeris 1. Aš manau, kad jūs jau pradedat suprasti, apie ką aš šneku, taip? Pati didžiausia mano gyvenimo svajonė tuomet buvo, kad jie man paspaustų ranką arba pasirašytų ant kokios nors popieriaus skiautės. Iš tikrųjų sunku patikėti, kad tiek metų jie vis dar taip pat geidžiami. Sunku ir labai gera tuo patikėti. Labai džiugu girdėti jūs čia sveikinant grupę, kuri jau 20 metų mus džiugina. Galima aš jau? Stebina. Galima, Svaras svajonė jūs pristatyti. Ei, scenoje! Grupė! Svarai, aš manau, kad ne vienas iš publikos irgi turi tokią svajonę juos pristatyti. Leiskim publikai pakviesti tą grupę. Kiekvienas iš jūsų dabar galite turėti tą svajonę, kurią kažkada turėjo Svaras ir dabar tegu jį išsipildo. Pakvieskite į sceną. Jūsų visų taip laukiamus grupę. Dar kartą! Ну вот самый. Palaukit, fonogramą susijungsim. Taip, neskudovas ant grotos. Стебальма. Žiūrėk, antytės plaukia, Rimai, nusfilmuok, antytės, žiūrėk, antytės.